Sveiki visi, šita pamoka skirta bus naujokams, taigi per šitą pamoką parodysiu, kaip įdėti tekstą, kaip sumažinti nuotrauką, kaip šiaip padaryti tokį visai neblogą avatarą, kaip patterns naudoti ir panašiai. Tad žiūrėkime, aš kursiu 100 pem x 100 pem, įsidėsiu kokią nors nuotrauką, tai va aš jau turiu, jūs galite ištraukti iš Google'ės ar dar kur nors. Taigi dabar pradėsim, kaip sumažinti tą nuotrauką. Taigi spaudžiam Ctrl+T ir va jums yra tokie. Va. Ir paimat vieną iš jų ir spaudžiat Shift ir važiuojat į apačią. Ir dar biškį. Ne, taip, ne. Taip. Na va, jums nuotrauka sumažinta jau yra. Dabar kaip įdėti rėmelius. Taigi čia va šone dešinėje apačioje yra layer. Va šičia. Ir paspaudžiat naują. Paimat tokį. Ir taip vedat. Vėliau spaudžiat dešinį pelės mygtuką ir yra stroke. Ir pasirenkat kokią spalvą norit ir darykit vieną, geriausiai vieną. Aš tai darysiu juodą, gražiausiai atrodo. Na va, jums rėmeliai yra, kaip matot. Dabar kaip uždėti patterns. Tai va, spaudžiant ant nuotraukos layerio, kur įdėt dešinį pelės mygtuką, blending options ir yra pattern overlay. Va, sėdėjo, ne? Sirinkit kokią norit, atsisiųsti galite iš kokio color.lt, imagination, dar kokį nors. Google galit surasti. Va, aš naudosiu kokį nors tokį, pavyzdžiui. Ir opacity, matot, darysiu kokį 12, tik tais ne šitie patternai mano kažkur pradingo. Ne. Ne. Nors gerai va šitą va. Matot, taip gražiai išeina. Va, patterns jau mokat uždėti. Dabar kaip užrašyti tekstą, tai yra tokia T raidė. Ir tai biškį tai vedat. Ir rašot savo norimą tekstą. Va. Čia sumažinat, kaip norit. Va, jums yra tekstas, o šito šrifto tekstas tai yra price and down. Va, matot. Toks visai gražus tekstas išeis. Kaip dabar jums spalvoti, tai va čia yra. Ir spalvos rinkitės kokią nori, aš naudosiu kokią nors. Tokia gera yra, kadangi pamoka tai visais. O kaip uždėti teksto straukę, nu tokie, kaip antrą spalvą, kaip čia paaiškiai nemoku. Nu va, spaudžiat, taip, yra stroke, va. Štai. Ir čia galit ir 10 prirašyti, ar kiek jūs norit, bet geriausiai naudot nuo 1 iki 3, tai maždaug. Tai aš naudosiu 1 ir kokia tokia. Juoda gerai. Nu va, jums ir toksai visai gražus avataras. Ir šiaip mokėsi dabar nors kažką padaryti. Tai va, viso gero. Ačiū, kad žiūrėjot.